Taip, yra sekmadienio rytas. Trumpai informacija. Rytis greitai valgo, nes už 4 minučių jau briefingas. Mes pasiemam popierius ir lėkiam jau pusryčiausim paskui. Ja, šiandien navigacinė užduotis 1 arba 2. Pirmai jau sudėliojo laikus ir ten labai keistai. Pirma eina skraidyklės nuo greičiausios iki lėčiausios ir paskui po lėčiausios skraidyklės, kurios greitis šiam 3, eina iškart lėktuvas, kurio greitis 130. Tai aišku, kad ten, nes saugumo prasme tai nesaugu. O kitas dalykas, ką Rytis pastebėjo, kad pagal šalis visi sugrupuoti, tai iš Ignalinos žinom, kad gali visi susimesti krūvą ir skristi viens paskui kitą ir padėti viens kitam. Ir maršrutą surasti, ir ten pasikilnodami tą nuotraukų vietą surasti. Tai tas irgi negerai. Tai važiuojam į briefingą, ten aiškinsimės. Jo, pasibaigė briefingas, kuris buvo čia, šitam kambariuke. Dabar yra po 8:10, o po 8:05 jau užsidarys visą šitą zoną karantinui, tai reikia susipilti kurą, pasitikrinti orlaivį, padangas, nes yra buvę, kad iš vakaro, pavyzdžiui, jinai leido ir iš ryto ateini, o padanga tuščia ir tada kukuoji paskui. Tai žodžiu, pasiruošti ir jau paskui galima bus jau ten pusryčiauti, laukti savo eilės į karantiną. Čia atėjo fotografas pafotografuoti. Tas nuotraukas visas kaip čia guli ant stalo, kaip Rytis čia nagrinėja. Sako, federacijoje paskui bus nuotraukos. Čia taip po pusryčių vyksta žemėlapių visų darbalenčių pasiruošimas. Čia klijuosi žemėlapis, čia nuotraukos. Čia visokie papildomi, visokie informacija, ten nežinau, ground markeriai. Ar ką čia rašot, laikas, starting pointą, ten visokius. Čia pas jumis laikas yra. Jo, lentelės pildom. Čia Vaidas mano lentą ruošia. Čia reikės irgi persiklijuoti. Vėliavėlės reikia pasikeisti, nes nuotraukos bus ne su skaičiais, o su raidėm. Tai reikės kitas vėliavėlės įsismeigti. Nes kai surandam žemėlapyje kažkokią nuotrauką, smeigiu vėliavėlę, kad paskui jau tiksliai atsibrėžti. O čia Ryčio lenta. Kiekvienas savaip daro. Kaip paprasta irgi nuotraukos. Ground markeriai likę iš ankstesnių metų. Čia nuo Ignalinos likę. Nuo Ignalinos dar? Jo. Tada užsiklijavau ir... Darbščiųjų rankų būrelis. Jau yra 10 valandų. Už 18 minučių mano karantino pradžia. O čia Linas su Viktorija, jie jau gavo savo užduotį ir jau ruošiasi. Jau ten kažką nagrinėja žemėlapyje, susiklijuoja nuotraukas. Tai čia už šitos tvoros jau čia dabar yra karantinas. Ten dabar šiaip savo vaikščioti niekam negalima. O čia pagrindinis organizatorius Lorenas. Taip, tai trumpai įspūdžiai iš pirmos navigacinės užduoties. Nereikėjo skaičiuoti laiką, reikėjo tik tais ieškoti nuotraukų ir sekti treką. Bet trekas labai vingiuotas, matot čia šitą liniją. Nė vienos tiesios linijos, viskas riesta, čia per visokius kaimus, per visokius ten, čia tai pakankamai tokių staigių visokių posūkių buvo. Čia kažkur tai, kur čia buvo posūkis. Iš vis tarp visokių pievų, kur ten neaišku, kurioje vietoje suktis. Ne, o čia buvo visai tarp pievų, miškų, ten nieko nėra. Tai aš iš 10 nuotraukų 9 radau, vienos tik tokios neradau. Radau panašiai į kitą pusę, bet konkrečiai tokios nebuvo. Taip, tai rytoj ekonominė užduotis. Per briefingą man viską papasakojo. Dabar šiandienai, kas lieka, tai išsipilti kūrą dabar iš orlaivio, kas pas mane jau dabar vyksta, jis ten bėga lauk. Žodžiu, išsituštinti, kaip sakant, kad rytoj bus tikrinamas, ar variklis užsiveda ar ne, arba tiksliau užvesti, kol jisai užges. Žodžiu, kad įsitikint, kad tikrai būtų tuščias, ko anksčiau nedarydavom. Taip pat savo kūrą reikia atsivežti čia, į svėrimo, kaip sakant, angarą. Čia mano kūras jau yra su tepalu. Ir jį tenai pasversis, kiekvienam vienviečiui man duos
duos tarą, o tai iš tenai tokią tuščią, kad visiems būtų vienodas. Ir 9 kg skrydžiui plus 2 kg atsarginius. Tai iš viso 11 kg vienviečiam ir 13 plus 2 15 dviviečiam. Tai šiandien juos čia saugos per naktį jau ten užrakintus, kad nieks nedasipiltų, nieko nepasikeistų. Va, taip pat eilė juda į priekį. Ir rytoj mes jau poromis tikrinsim, maršalai tikrins, tada susipilsim tą kurą į orlaivius po patikrinimo ir tada jau skrisim, bet apie tai rytoj. Jeigu čia va tiek guli dviračių, reiškia kažkur čia turi būti ir savininkai. O savininkai, žiūrėkit, yra čia. Visi išsirikiavę, visi. Tik tai jie nori priduoti, o ne kažką pasimti. Taip pat kaip aš priduoti kurą, pamatuoti, ką aš ir padariau ir ką bus galima rytoj naudoti jau pasvertą tiksliai varžybom. Nu ką, jau vėlus vakaras. Visą vakarą realiai praleidom prie kompo, rašėm vieną komplainą dėl taškų vakar tikslaus tupdymo užduoties. Ten įsiaiškinom detalės, buvo netiksliai laikas paskaičiuotas. Tai dabar kaip ir pataisė, ryti pataisė, mane pataisė. Tai va, čia vakarykštės dienos rezultatai, kaip ir viskas labai gerai, pirmos 2 vietos. Bet dar išlindo šiandienos rezultatai atsirado. Kur tai, va, čia va tie rezultatai. Tai kaip ir viskas gerai, maksimaliai nuotraukų surinkau, viską, žodžiu, gerai padariau, bet -100. Sakau, kas čia per -100 čia? Už tai, kad pirmąjį tašką, starting pointą kirtau stipriai per anksti. O pagal navigaciją pasižiūrėjau, kad šitoj vietoje aš buvau tiksliai laiku. Bet paskui išsiaiškinom, kad vis tik šitas taškas tai yra ne geitas, o tai yra apskritimas. Ir laikas pasiskaičiavo tas, kai aš pirmą kartą įlėkiau į tą ratą ir iš jo išlėkiau, artimiausias taškas iki centro, bet ir gausi ten 1,5 minutės per anksti. Tai, ką darysi, -100 taškų. Tai šiandienai tiek, einam miegoti, rytoj ekonominė užduotis.